Labas rytas, tai praleiskime naują savaitę kartu su manimi. Šiandien turim antradienį jau, vakar nieko nefilmavau, tiesiog leidau savo tokį pirmadienį laisvą turėti, nes vakar reikėdau naują video. Tai vakar nieko aš labai daug neveikiau, buvau pas chiropraktą vėl ir buvau dar prekybos centre, išgėriau kavos, nu žodžiu, ir biškį paveikiau kažką. Bet vakar iš chiroprakto grįžau tikrai nelabai su gerom žiniom. Šią savaitę man vėl paskirtas vizitas ir mamos smegenis pamiršau padienį. Pamiršau, kada šioj savaitėje ar trečiadienį ir ketvirtadienį. Tai šiandien dar turėsiu skambinti ir paklausti. Tai va tokios tokelės. O šiandien planų labai daug. Šiandien turiu važiuoti pas manikiristę pagaliau, susitvarkyti savo labai baisių nagų. Tai pagaliau galėsiu normaliai rodyti į kamerą su savo rankom. Praėjo gal virš mėnesio jau, kai paskutinį kartą buvau nagų darytis. Tai žiauri ilgai, labai baisiai atrodo. Tai važiuosiu susitvarkyti juos. 4 valandą tiek. Oras. Tragedija. Kaip sakiau, kad dar labai gražus ruduo, tai nebegražus viskas ruduo, jau baigėsi mūsų tas gražus ruduo. Ir nežinau, gal dar dieną įsibėgėjus, dar gal pasikeis. Bet vakar tai jau net nebepasikeitė, vakar buvo labai prastas oras, tai va. Tai ką tik užsimigdžiau Sofiją, kad pradėjau šiek tiek griežčiau žiūrėti į jos dienos miegą, nes anksčiau galvojau, kad nemiega vaikas, tai tu jo ir nepriversi, bet iš tikrųjų su tuo nemiegojimu turim bėdų. Vakarais tikrai kartais būna nosas namie, nes nežinia, kas vaikui darosi, nes tikrai nenori nei naktį miegoti, nenori nieko daryti. Ašarėlių būna visko, nes dėl to, kad tiesiog vaikas yra pervargęs. Aplamai pagalvokit, 2 mėnesių vaikas nemiega niekada dieną. Pradėjau griežčiau, nes ir su grupėje rugpjūtinukų 2025 ir visos mamos rašo, jeigu nemiega, tai ir neverčiu. Bet aš irgi neverčiu, bet tiesiog pradėjau daryti dienos rutiną ir įvesti ją į tą miegą, pamaitinti, susukti jos miegmaišiuką, pajungti karuselę. Ir panašu, kad tai veikia. Nežinia, kiek jinai laiko miegos, bet kad ir tų 30 minučių ramiai tamsoj pamiegos, tai bus jau man laimėjimas. Tai nežinau, kiek turiu laiko, tai pasidariau kavos, pasidarysiu pusryčius ir eisiu ramiai pavalgyti. Šiaip galėčiau eiti tvarkytis. Tikrai čia yra ką tvarkytis, bet įsploviau virtuvę, nes norėjau jau susitvarkyti aš ją. Galvoju, gal tiesiog atsigert kavos, ramiai pasibūti, tiesiog kažką pasižiūrėti, nes dar diena laukia ilga, dabar tik 10 ryto. Dar mes visą dieną žaisim, kukuosim ir panašiai ir jau turbūt tokią laisvesnį minutėlę turėsiu tik vakare lovoj, tai galvoju, paturėsiu ramų rytą vien tik sau. Šiaip nieko nesakau, bet Sofija jau 3 kartą miega. Kaip matėt, šiek tiek susitvarkiau skalbinius ir dabar esu apmąstymuose, žinokit, dėl tų nagų. Aš kartu važiuoti su dukryte į tuos nagus ir net neįsivaizduoju, ką daryti. Labai bijau, kad jinai man atsikels, bet jeigu aš šiandien nenuvažiuosiu, man turbūt nagai atsikelia, net nežinau ką daryti. Jau tiesiog vyras sako, važiuok, tikrai nieko tokio nebus, nes pati manikiristė turi vaikelį, tikrai supras, bet aš, žinot, atrodo, kad jeigu Sofija atsikels, verks, jai nepatiks ir panašiai, aš nenoriu jos kankinti vaiko, kam jai ten nervuotis, kad tiesiog galim būti namuose ir žaisti. Tai, bet, kad vaikas 3 kartą šiam miega, negaliu patikėti. Manau, kad ta rutina, kurią dabar bandau, jai veikia, tai labai tikiuosi, kad taip ir toliau laikysime šitos rutinos, vaikas nebus išvargęs, tvarkingai augs, miegos ir bus labai smagu. Šiandien labai gera diena ties miegu. Ir šiaip atsikelia su nuotaika, žaidžiam, budraujam, šiandien jau labai daug ką nuveikėm, o dabar dar tik tais 2 valanda. Tai tokia smagi diena, taip sekasi ir viskas vyksta pagal planą. Taip, pas mane vėl tie patys leitiniai kaip ir praeitą video. Dukrytė miegojo ir aš susirašiau pasidaryti pietus ir jinai iš karto atsikėlė. Tai dabar jinai žiūri mane ir aš darausi blynus, nes kitaip liksiu nevalgius. Tai dėl to pas mane leitiniai, nes greičiausiai.
prisijungiu su jumis pasikalbėti ir vėl esu su to pačiu megztuku kaip praeitam video, bet žinokit, man jis labai patinka. Mano mėgstamiausias rudens apdaras dabar šitas yra, nes jo žiauriai. Va, matot? Labai faina. Žodžiu, tai kaip matote, nenuvažiavau nagų. Nežinau, žinokit, bijojau aš dėl tos mažytės, nu ir ką man vaiką, ta prasme, tampyti, jeigu aš tiesiog galiu susitarti kitą dieną. Tai susitariau sekmadienį su kita meistrė, kuri gali dirbti savaitgaliais, tai man iš tikrųjų dar patogiau, nes savaitgalį tiesiog gali vyras pabūti su dukryte. Tai dabar važiuosiu pasiimti vyro, nes jam reikia mūsų mašinos ir kaip tik man labai gerai dabar išvažiuoti iš namų, nes Lytė pamiegos paskutinį kartą jos dienos miega jau prieš naktį. Tai man buvo žiauriai gerai, nes jinai geriausiai miega mašinai. Tai va, biškai pasivažinėsim, pabūsim. Šiaip atrodau, tai tragiškai čia vadinasi susiruošiau. Tai tiesiog va, tai va, padariau plaukus atgal ir pasidažiau lūpas. Viskas, ką padariau. Nu, dar ir persirengiau. Aš rengiu mažytę ir važiuosim. Nu, va, mes jau grįžom namo. Žinokit, net nieko nenufilmavau, net pavyzdžiui, ten kelio ar dar kažko, nes to, kad belė kaip lyja. Nieko nesimato, ta prasme. Nu, nesveikai lyja, nesimato normaliai kelio, nesimato normaliai kur važiuoti, tai labai man nepatinka. Tai būna ir darams, nu, žodžiu. Labai man patiko. Bet va, jau grįžom namo ir šiaip nelabai buvo ką parodyti. Aš visą laiką sėdėjau tiesiog mašinoje ir laukiau vyro. Jis tiesiog turėjo nueiti iki vieno žmogaus pasikalbėti dėl darbelio. Aš visą laiką sakau, darbukas, darbelis, turi porą reikaliukų, tai gal aš paaiškinsiu, kodėl aš visą laiką taip sakau. Tai mano vyras turi savo įmonę ir jis kartais turi tiesiog nuvažiuoti pas žmonės, tarti dėl darbų, atlikimo, dėl atlygio ir visų kitų dalykų. Tai dėl to visą laiką taip ir sakau, kad viena, taip pas kitą, žodžiu, taip jau yra su savo verslu. O ką dabar? Dabar beveik 8 valandos. Krytė? Miega. Tai nežinau, žodžiu, kaip bus, bet dabar eisiu daryti valgyti, nes vyras jau labai išalkęs ir mes su vyru tokį, žodžiu, mėgstam česnakinį batoną, jį perpjauni per pusę, įdedi keptą vištieną, sūrio ir orkite. Ir žiauriai greitą, ir žiauriai skanu tai nugaminti. Jo, toks mūsų vakaras. Nu viskas, atėjau su jumis atsisveikinti šiandien, eisiu miegoti, įėjau dušą, pasitepiau visus kremus, pasturiu viską, gal ne viską. Tokia jaučiuosi pavargu šiandien. Atrodo, atsisėdau, tai sakau vyrui, atrodo, kad 12 valandų atidirbu. Daugiau nežinau, kodėl aš tokia pavargus. Mėnesį be mėgių naktų hitino šiandien. Bet jo viskas, eisiu aš miegot. Ir noriu iš tikrųjų atsikulti mažytį miegą. Nelabai norėjau šiandien, bet šiandien taip užmiego. Tai žiūrėsim, kokia šita naktis bus, o mes su jumis susitiksime rytoj. Labą naktį. Į prekybos centrą, nu tiksliau, aš atvažiavau čia, susitikau su vyro sesė, bet ne tik mano vyro sesė, ir mano labai artima draugė. Mes susitikom su ją ir dabar atvažiavom prekybos centrą. Su kavos, man dar reikia porą parduotuvių. Eisiu paieškoti dabar savo mikrofoną. Nes iš tikrųjų labai blogas garsas, o jeigu noriu normaliai filmuoti, tai reikia mikrofoną. Draugė šiandien mamytė. Labas vakaras. Esam grįžusios su dukryte namo jau 3 valandas. Kodėl mama nieko nenufilmavo? Dėl to valgėm. Keitėmės pampersą, persirenginėjom ir žaidėm ir galvojau, kad jinai užmigs ir tada su jumis pasikalbėsiu. Jinai užmigo man ant rankų, pamiegojo gal 10 minučių ir jinai dar vėl varo. Guldžiau ją į Baby Bjorn ir galvojau pakalbėsiu su jumis ir praeičiai įdomiai į mane žiūri. Tai buvom prekybos centre, buvo labai smagu, labai prisijaukiam su draugė, kaip susėdom, geriam kavą ir tiesiog kalbam apie viską. Tai šiaip centre nieko nenusipirkau savo visiškai, bet pagaliau labai norėjau jau senai nupirkti dukrytei pamų, nes jinai jau pradėjo savo išauginėti į kubušą 3 pižamytės. Tai čia vat,
tokią ir tokią. Tai nupirkau piežamyčių dukrytį ir nusipirkau savo mikrofoną. Ar jo neprisijungiau, kaip ir girdisi, kad dar jo neprisijungiau, nes laukiu tiesiog vyro, kad jis man jį pajungtų, parodytų viską, nes aš bandžiau ir man ten kažkas nesigavo, todėl aš tiesiog palauksiu jo, kad nieko nesugadinti. Žaisti su dukrytė, dabar jau turim 7, tai nelabai ilgai liko iki jos miego, tai jeigu jinai daugiau nebeužmigs man šiandien, ją migdyti šiek tiek anksčiau, kad neišvargtų. Tai va. Jūs pasižiūrėkit, kai aš sėdžiu tiesiog apsikrovus visais žaislais. Turim 7:30, Sofiją išmaudžiau, pramankštinau, palaikiau ant pilvuko, ištepiau visais įmanomais kremais, prašukavau ir ausis, žodžiu, padariau 8. Bet jau žinokit, buvo nuvargus. Nebemegojau po prekybos centro, tai manau, kad buvo išvargus, nes tik biškutį pavalgė. Mama eina tvarkytis. Labas rytas. Šiandien jau turim ketvirtadienį, esam vėl kelyje. Šiandien Sofijai reikia pas daktarus, po to man reikia pas chiropraktą, tai šiandien vėl pilna diena visokių reikaliukų. Važiuojam dabar į tą ligoninę, kurioje gimdžiau. Labai fainai ten vėl bus sugrįžti. Šiaip ta ligoninė tokia maža, miela, tokia visas akušerijos skyrius žiauriai fainas. Labai fainai bus ten sugrįžti, bet nereikės mums ten į tą vietą, kurioje gimdžiau. Vis tiek ligoninė šitą primena mano pozityvų gimdymą. Tai žodžiu, mes važiuojam ir susimatysim vėliau. Taigi sveiki visi atvykę į Kamilės lovą. Kas atvažiavau aš jau pas chiropraktą. Nežinau, ką šiandien darysim iš tikrųjų, turbūt vėl tą patį. Man negerėja, žinau, kad su nugara negerėja. Aš šiandien pasiklausiu, gal man reikia kokio terapeuto ar kažko daugiau. Tai va, žiūrėsim, kokie šiandien reikaliukai. Nu, viskas, aš jau po chiroprakto atėjau pas savo šeimyną. Dabar važiuosim pas draugę į svečius. Ką girdėjau pas chiropraktą? Žodžiu, mane nori siųsti pas specialistą mažinimo. Negaliu papasakoti, nes nežinau, kaip bus, nežinau, ką specialistas tas sakys, ką reikės daryti ir panašiai, bet ta nauja bėda ir ją reikia tvarkyti. Tai va, žodžiu, tokios naujienos. Nežinau, ar lengviau pasidarė, kad sužinau, tai ar visą laiką žinau, kad to reikia, bet kaip pasako specialistas, šiek tiek kitaip. Tai va, važiuojam pas draugę, pasidėsim, atsigersim kavos, pasibūsim, kas tiek žinių. Pažiūrėkit, atvažiavom pas draugę ir draugė padarė naminio medučio. Kaip geras. Sveiki, atvažiavau šiandien su dukryte į prekybos centrą. Man reikia siūlų, nes noriu nupinti dar vieną tokią pintinę ir reikia surinkti mamai dovaną. Vakar buvo jos gimtadienis. Mano mama nuo manęs gyveno tolokai. Tikrai nesustingam kiekvieną dieną, tai man tos dovanos kaip ir nereikės skubėti pirkti. O ir aš žinojau, ką noriu jai nupirkti, tai labai neskubėjau ir tiesiog šiandien atvažiavau savo pasivaikščioti ramiai ir surinkti tą dovaną. Pas mane tai atvažiuoja palikti brolį, tai kaip tik ir perduosiu aš šitą dovaną. Kartu paieškosim visokių fainų dalykėlių mamai ir kažką savo nusipirksim, nežinau, man nereikia iš tikrųjų.
Aš sakiau draugai, kad nejaučiu kalėdinio vaibo ir švenčių. Dabar atėjau šitą parduotuvę, nu ir viską iš čia noriu dabar. Kita mūsų kelionė į prekybos centrą. Labai tokia vykus, daug niekur neparodžiau, nes ką tik tiesiog Sofija rankose, nes nenori vežimėlį būti, nebenori miegoti, tai pamaitinau. Galvau užmigs, nes vežimėlis, nu jai labai patinka ir nesai, kad čia miega ne šiandien. Dėl to tiek mažai kadrų iš pačio prekybos centro, bet nieko, važiuosim namo, parodysiu, ką nupirkau. Žodžiu, ką tik grįžom namo, tai pažvelgti ir parodyti, ką nupirkau. Tau irgi paėmiau kelis dalykėlius, bet tiesiog serumo, dušo žėlė, tai tiesiog tokie dalykai, kuriuos reikėjo jau dasipirkti. Dabar parodysiu, ką nupirkau mamai. Mamai nupirkau tikrai labai smulkmeniškai, čia nėra kažkokia labai didelė dovana, tiesiog simboliškai. Mamai pas mus visą laiką dovanos tokios būna simbolinės ir širdies, tokios tiesiog kad pagalvoji, prisimeni ir nepamiršti. Tai prieš rodydama dovanas norėčiau gal pasakyti, kaip maždaug aš jas įsivaizduoju. Prisimenant iš pirmo video sakiau, kad nerimas yra vienas iš mano hobių ir aš jau tikrai labai senai prisėdau nerti, bet dabar mano vyras labai daug dirba, labai daug būnu namie su dukryte. Jinai dienom beveik nemiega, tai aš nelabai turiu tam laiko. Bet mamai sugalvojau, kad norėčiau nunerti tokią pintinę, kaip nunėriau savo ir ten sudėti tas tokias smulkmenėlės. Jai labai patiktų, nes jinai galėtų tą pintinėlę dar kažkur panaudoti. Mano rankų darbo, tai jai tikrai tas labai patiktų. Greitai pažvelkim, ką aš nupirkau. Paėmiau tokius 2 siūlus, tiesiog balta klasika. Ar norėčiau pasakyti, kad mano mama yra toksai žmogus, kur jai patinka tokie dalykai, kokie patinka man. Visokios kukytės, tokie mažiukai dalykėliai, tai aš tą ir paėmiau, kas tiesiog patiktų man. Nebegalvokit, kad paėmiau kažkokių keistų dalykėlių, bet viską ėmiau tai, kas jai patiktų ir kas ją pradžiugintų. Paėmiau tokių žieminių koinyčių, tokius 2 ant riešų, kaip plauni veidą, karšto šokolado. Tokias spinėlį plaukus, manau, kad kalėdoms super. Tokius skoriukus, labai patiko man, tai tikrai patiks ir mamai. Tokį lūpų skrabą. Tokį labai gražų lankelį, manau, kad šventėm tai super. Ir tiek daug kukyčių iš K-Beauty. Tai va, vyras grįž, aš eisiu nerti. Aš su kažkur gal per kelias valandas. Jinai rytoj atvažiuoja, tai aš jai perduosiu tą dovanėlę. Parodysiu jums, kaip gausis. Mano nuomonė tikrai gausis mielai, fainai, simboliškai, bus pasveikinta mama. Ir manau, kad viskas gausis super. Tai su visom nuvarvėjusiam akim grįžtu pas jūs. Dabar turim 1 valandas. Nunėriau, bet nepasisekė. Padarėm tokį. Mėlyna dalis tai buvo improvizacija. Kažkur buvo suklysta ir pastebėjau jau tuo metu, kaip nebežinojau, kur sugrįžti. Tiesiog nerimas yra mano hobis. Aš dar nemoku to gerai daryti. Bet aišku, jeigu nemoku gerai daryti, kam apsimti kažką daryti kitam žmogui. Tiesiog norėjau kažką padaryti savo rankom. Klausiu vyro, ar labai blogai. Tai sakė, kad nėra labai blogai. Gal kaip susidės viskas atrodys žymiai geriau. Ir šiaip, jeigu nenorės ar nereikės, tiesiog nenaudoti. Arba tiesiog rytoj pasižiūrėti, kad kai va tai atnešiu ir pasimti. Ta prasme, galės tiesiog man palikti, o aš tikrai sugalvosiu, ką su ją padaryti. Bet čia šiaip darbo buvo labai daug, labai pavargau. Dabar pabandysiu atsidėti tą dovanėlę. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Bet jau pradedu galvoti, turiu kokią dėžutę namie ar ne, kad jeigu ką, kad sudėti. Žodžiu, va tai va gavosi neprastai, manau, kad vis tiek pastangos bus įvertintos, o ir šiaip aš tai darau tą nerimą vis tiek dėl savęs, kad ir nelabai gaunasi, bet vis tiek aš noriu tobulėti, kad ir nelabai dabar gavosi, bet vis tiek dar vienas darbelis, manau, kad vis tiek pastangos bus įvertintos ir tikiuosi, kad patiks. O šiaip atėjau jau su jumis atsisveikinti. Labai ačiū, kad esate kartu, palaikote, kad rašote komentarus, kad palaikinat, kad paprenumeruojat, man tai labai daug reiškia. Ačiū, kad esat ir iki.